Dar yra, atrodo, laiko kelias minutės. Labas vakaras visiems. Ar dar lauksim, ar pradėsim? Pradedam. Taigi, pirmoji eilė, labas vakaras visiems susirinkusiems. Tikriausiai visi žino, kokie klausimų mes susirinkom, rūpimų klausimų. Tai yra pirmas klausimas, tai tas klausimas dėl seniūnijos steigimo. Klausimas tolimesnis dėl viso Vilkyčiuose įgyvendinamų projektų perspektyvos, kokie maždaug bus įgyvendinami. Nu ir ką duos, jeigu Vilkyčiuose bus seniūnija, irgi pakalbės. Į šitus klausimus jum, jeigu bus teisingai, jeigu viskas tas bus. Į šitus klausimus jum pasistengs atsakyti ir papasakoti visą šitą eigą. Tai Šilutės rajono savivaldybės meras ponas Laurinaitis, Šilutės rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas ponas Ambrozaitis ir Kintų seniūnas. Atsiprašau, nežinau pavardės. Kližintis. Antanas Kližintis. Atsiprašau, ponas Dariau, prašau išjungti kamerą, kadangi jūs nesat oficialus žiniasklaidos dalyvis, viską šitą uždaryti. Kada būsit oficialus žiniasklaidos dalyvis, galėsit filmuoti. O tai čia uždaras renginys? Ne, ne uždaras. Bet ir viešam renginį reikia gauti leidimą. Būkim teisingi ir... Į Seimą eidama žmonės, žurnalistai, dabar čia važiavom. Labas vakaras. Jeigu yra, galima įsivertinti, jeigu yra dvi nuomonės, tada tokia atveju, kad nebūtų ne viena bus nuskriausta, reikėtų balsuoti. Ar įrašom šitą, reiškia, susitikimą? Kurie nenori, kad balsuoti, nes yra salėje ir mažamečių vaikų gal, ir visi kita, kurie... Mažamečiai čia negali būti. Gali. Negali. Mažamečiai miega nuo 10 valandos. Antras klausimas yra, ar jūs galite vesti susirinkimą ar ne? Galiu. Ne. Pradžią galiu. Ne, pradžią taip, bet toliau ne. Ir toliau, jeigu reikės. Toliau ne. Ne. Jūs klaipėdėtis, ne vilkytiškis esate. Žinoma, jeigu jūs registruotas, esate Klaipėdoje, tai nesate mūsų bendrovė. Pirmoji eilė, jeigu norim destruktyvaus pokalbio, kalbėsim šitai. Pone Rima, prašau, ateikit pas mane. O jinai turi vesti susirinkimą. Ponas Paškauskai, taip, ponas. kada jūs galėsit vesti, kada jūs gausit įsigaliojimą. Bet ne jūs galite vesti. Ne jūs šitą susirinkimą darė ir prašau nedaryti destrukcijos. Destrukciją jūs pats darai. Ne. Aš su jumis karbių negalėjau, kad galėtumėte mane kreiptis. Galėsit pas Gudžiūną ganyti. Tai jūs galėsite pas Gudžiūną ganyti karvės. Nes jūs tą sugebat. Matai, Kazimierai, naują darbininką gavai, visi pakloja. Nu, tai prie karvių gal tiks. Jo, tiks. Taigi, pirmoji eilė. Nacionalinio klausimo sprendimas yra vienas iš pagrindinių partijos uždavinių. Partijos pozicija šiuo klausimu turi būti tvirta ir nenumaldoma. Reikia kovoti su mūsų visais vidaus priešais bet kokiamis priemonėmis. Ir viena iš pagrindinių priemonių yra nacionalistiškai nusiteikusių elementų ištrėmimas į mažai apgyvendytas vietas, priverčiant juos atlikti visuomenei naudingą darbą. Ir išreikš savo nuomonę, nes tai parodo, kiek mūsų, ką reiškia, įsikalbėję galite ieškoti. Nesiūlau niekuomet skūsti, nesiūlau niekuomet skriausti kitais metodais, bet tik šnekėtis, ieškoti sprendimų ir jeigu jūs jų rasit, jums sekti. O kad aš jau patikis, kas yra gerai pas mus, aš ir ko nebūtum galva turėjai. Kas liečia šito susirinkimo klausimą ir šito susirinkimo organizatoriai, tai buvo iniciatyvinė grupė. Iniciatyvinė grupė šitą susirinkimą įgaliojo vesti mane. Tai buvo užprotokoluota, susirinkimas įvyko vakar ir šitą susirinkimą aš pilnateisiškai turiu teisę vesti. Iniciatyvinės grupės pirmininkė yra ponia Rima Valdžienė Čičia ir iniciatyvinės grupės nariai sėdi irgi šitoj salėje.
Taigi, pirmas klausimas, apie kurį mes ir norėjom kalbėti ir visiems paaiškinti, tai vis dėlto yra tas, kaip bus organizuojama apklausa. Ir į šitą klausimą geriausiai tikriausiai niekas kits neatsakys, kaip ponas Ambrazaitis. Visų pirma, tai turbūt esu patenkintas, kad demokratijos principai veikia, kad jūsų noras išgirstas yra, kad yra teisė įgyvendinama, kad vyksta tie visi procesai, kurie demokratijoje numatyti. Ir apklausa, kaip žinote, bus sekanti savaitgalį, tai 3 dienos, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Šiandien 1 valandą buvom savivaldybėje susirinkę, tai yra darbo grupė, kuri padeda paruošti tarybos sprendimus, padeda tarybos paskirtai komisijai vykdyti apklausą. Ir šiandien buvo išduoti parašų rinkimų protokolai, lapai, jų yra apie 50 ir išduota, man atrodo, visam 1000 su viršu gyventojų. Jie gali ateiti pareikšti savo apsisprendimą parašų apklausoje. Apklausa vyks čia, Vilkyčių mokykloje, pagal komisijos pirmininko ir komisijos narių pasisakymą. Vieta bus paruošta ketvirtadienį turbūt į darbo pabaigą, pagal atsižvelgiant jūsų pageidavimus. Tai yra 1. aukšte, kad nereiktų lipti laiptais į 2. aukštą. Ir nuo 9 iki 17 valandos, ir kaip yra, jau turbūt nežinau, skelbimus atvažiavau tamsoj, nemačiau, yra iškabinti, nėra, bet seniūnijos darbuotojai likti patikrino, kad skelbimai kabo. Taip, kad yra, nenduosi, taip, nenuvo savo, kad yra. Tai, nežinau, procesas yra paprastas, ateinate į apklausą, pateikėte asmens dokumentą, bus pateikti sąrašai, pasirenkat savo gyvenamąją vietą, vienas kaimas, antras kaimas, miestelis, atitinkamai susirandat, įsirašot savo pavardę ir 2 grafus pritarėte ar nepritarėte seniūnijos teigimui. Ir tau turėtumėte parašą. Tai tokia lygiai procedūra. Nežinau, gal kažkokių klausimų. Aš turėčiau klausimą. Apie kokį demokratiją dabar šnekat? Kada reikia 6% tai gali pareikšti, kad nori, kad būtų kūrima seniūnija žmonių. Užtenka parašų. Gali pareikšti apklausoje. Ne, pagal jūsų įstatymą yra 6%. Toliau įvyks... Jokių įstatymų, ne mano įstatymas. Tai tada iš kažkur tai. Tai iš kažkur tai tam... Iš kažkur. Čia Šilutė, čia iš kažkur. Toliau, dabar, jeigu įvyks apklausa, užtenka 15% surinktų parašų nuo gyventojų skaičiaus. Taip? Taip. Kad apklausa įvyktų, reikalinga, kad ateitų išreikštų savo nuomonę, ne mažiau kaip 15%. Tai vadinasi, jeigu buvo 1000 pas mus gyventojų buvo, tai 150 atėjo, pareiškė, kad seniūnija, kad būtų. Aš nežinau, kodėl jūs skaičiuojate dabar procentais ar skaičiuojate 150 žmonių. Kiekvienam yra galimybė sudaryta. Ne, kad išreiškit, kad būtų įteisinta, pavyzdžiui. Ir būtent parinktos tokios dienos, įskaitant ir savaitgalį, kad tie, kurie dirba Klaipėdoje, gyvena... Tas aišku, aš jums netokį klausimą uždaviau. Kodėl tai skaito demokratija, kad 15% bus įvykusi kada? Kodėl? Kada mažuma vadovauja daugumai. Įstatymų yra parašyta, kad priimant atitinkamus sprendimus, taryba organizuoja apklausą, o apklausa yra įvykusi, kada atėję ir išreiškė savo valią 15% nuo toje gyvenvietėje gyvenančių žmonių skaičiaus turinčių rinkėjų teisę. Į tai skaito demokratiją. Mes skaitome, tai yra įvykusi apklausa. Labas vakaras, aš tada įnešiu biškį šitam pono aiškumo. Čia 15% tai yra, kad įvyktų apklausa. Bet tai nieko nereiškia, kad 15% jau nusprendė įsteigti ar nesteigti seniūniją. Apskritai noriu pasakyti, apklausa yra patariamojo pobūdžio. Gali būti 90%, tarkim, 90% ar 100, sakykime, už, bet gali taryba nubalsuoti, kad nesteigti seniūnijas. Gali būti ir priešingai. Pasisakys gyventojai, kad nesteigti seniūniją, bet taryba gali priimti sprendimą, kad įsteigti seniūniją.
Apklausa tai yra tokia tarybos nariams, tiesiog orientaciškai, kad galėtų, reiškia, žinoti, kokie žmonių nuomonė. Jūs suprato ir aš supratau. Toliau antras klausimas. Kodėl dabar... Atsiprašau. Dabar yra paprasčiausias dalykas. Ponas Paškauskai, jūs jau uždavė daugiau negu 3 klausimus. Ir juos nebuvo atsakymų. Palaukit, ponas. Kiekvieną užduoti nedaugiau kaip po 3 klausimus. Kadangi Paškauskas, taigi visi nori užduoti klausimus. Ne vienas Paškauskas ir nedarysim dialogo, monologo. Paškauskas arba tenai pasisakantis. Kiekvienas nori užduoti, prašau užduokit. Prašom sėskit, ponas Paškauskai. Ir susipažinkit su sisteminė baze. Taip. Kas dar norit užduoti klausimus? Visiems reikia pasisakyti, ne vienas žmogus kalbės. Prašau, kas dar turit klausimų. Aš manau, kad klausimų dėl apklausos, paprastas dalykas, tai yra paprasčiau negu kaip balsavimą. Jūs per griežtai elgėtės. Ne per griežtai. Kodėl ne? Bet dabar klausimas yra ne apie tai. Klausimas yra apie savo konfliktus. Šitą klausimą aš jums atsakysiu paskui. Labai šaunu. Tai gyventi dar 78 metų. Ponas atsisėskit. Aš jums atsakysiu. Aš jūs labai gerbiu. Kadangi jūs esat vyresnis už mane, labai gerbiu. Ir prašau atsisėskit. Atsisėskit, prašau. Perregistruojant žmonėm nieko nekainuos. Aišku, žmogus yra nekilnojamas turtas, jisai realiai persiregistruos, nes vyks lygybė. O dabar, iš kur mums gauti gyvenant iš pensijos, viską per nekilnojamo turto perregistruojam. Tikrai nieks neregistruos veltui. Vienas unikalus 2 eurai ir 3 centai. Vienas unikalus numeris. Taip. Galiu atsakyti klausimą. Nežinau, kas, ar čia šioje salėje yra, nėra, vakar ar jau užvakar sulaukiau skambučio iš Vilkyčių. Kaip neprisistatė, negaliu pasituoti, bet Vilkyčių gyventojai manęs užklausė, kiek kainuotų, jeigu pakeitus adresą, tai yra seniūnija, ne adresą, bet seniūnija, kainuotų paprastam žmogui turto perrašymas arba pakeitimas adresu ar kokią kainą galėtų. Tai aš užsiklausiau registrą, kalbėjau su 2 teisininkais iš registrų skyriaus, kur vienas dirba su įmonių registru, kur skaitos aptarnauja juridinės įmonės, kitas, kur privačių registrų, kur nekilnojamas turtas yra registruotas. Tai iš tikrųjų, jeigu pažiūrėjom tą pačią bendruomenę viltis, būtent registrą pakėlė į jūsų, tai nepamenu dabar gatvės, negaliu konkrečiai pasakyti, bet yra taip. Šilutės rajonas, ne, saugų seniūnijos nėra, yra Vilkyčiai, kažkokia gatvė, kažkoks adresas. Paėmėm kažkokį kitą adresą, skaitos, tame adrese seniūnija nefigūruoja, nėra. Ir yra paprasčiausiai kaimo vietovė, gatvė ir adresas. Rajonas, pavadinti. Tai skaitos, tas neturi jokios įtakos. Ir tada lygiai taip pat galėčiau paklausti, turbūt ne vienas iš jūsų yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą seniūnijai. Ar kiek nors kainavo? Nieko nekainavo. Tada iš registras, adresų registras perduoda informaciją registrų centras, automatiškai ten pasikeičia ir mane patikino, jokio mokesčio nėra. Yra. Sūris paliko tos uždykai. Mokestis yra tik, tai galiu iš karto pasakyti, už ką reikės susimokėti. Jeigu jūs norėsit parduoti savo turtą ir norėsit įsijimti pažymą, tada reikės už tą pažymą susimokėti. Turto, bet kokiu atveju, ar tai tenai. Ne, o taip nieko nereikės mokėti. Įmama atsakomybė. Ponui Paškauskui aš siūlyčiau pasistudijuoti vis dėlto įstatymus pirmoje eilėje. Prieš eidamas pas Kazimierą karvių ganyti. O dabar pradėsim kalbėti apie tai, ko laukia Vilkyčiai, kokie buvo įgyvendinami projektai ir kurie galbūt dar bus įgyvendinami. Apie tai pakalbės Šilutės rajono savivaldybės meras, ponas Laurinai. Patį tai galima varyti karvių ganyti. Už tokią kultūrą.
Sakykit, mėlyi, kodėl tokie pikti šį vakarą? Kai mes buvom turbūt prieš 2 mėnesius, ne, daugiau gal, atvykę čia, pirmas toks susirinkimas, taip pat pilna salė buvo, tokie buvo visi geranoriški, linksmi ir dabar tokie pikti. Mes čia šį vakarą nieko neįspręsim. Mes čia galim ginčytis, nesiginčyti. Apklausą, kaip jis sakė, elektros pavaduotojas, mes privalėjom, užtenka iniciatyvinės grupės, kad jį pareiškia norą ir viskas. Ir mes nebegalime nei sustabdyti, nei ką. Per apklausą visi išreikštų savo norą, sudalyvaukit, kas už, kas prieš. Susirinksime vėl po to, po apklausos galbūt ir toj salėj, paskelbsim rezultatus, padiskutuosim, kaip iš tikrųjų daryti, kas. Juk niekas čia nei po prievartą peršatas ir nei iš jūsų tos iniciatyvas kas atima. Kaip norėsite, kaip dauguma gyventojų, kaip taryba, reiškia, galėsim daugiau tarybas ar jų pakviesti. Ir tada mes pašnekėsim. Šiandieną čia pyktis vieną kitų nėra prasmės. Apklausa visiems turi vykti. Tai yra viena. Vietą aš noriu pasakyti, kadangi praeitą kartą sulaukiau tokių, reiškia, paklausimų, galbūt ir replikų, bet ir paklausimai replikas buvo teisėtos dėl bendruomenės namų renovacijos, kadangi iš tikrųjų labai užsitęsė, galima sakyti dabar jau daugiau kaip 2 metai nuo pinigų skyrimo Vilkyčių bendruomeniai, Vilkyčių bendruomenės namams paraiškos teikėjas savivaldybė. Šiandieną galim pasakyti, kad tas projektas prasidėjo. Ir šitas projektas turi būti iki birželio 30 dienos įvykdyta. Tos bendruomenės namus jūs turėsite. Tuo pačiu noriu, pasinaudodamas progą, gal minėjau praeitą kartą, nebeatsimenu, kad sekantis finansinis periodas, tai 14-20 metų, kuris ateina, kaimo bendruomenėm per vietos veiklos grupę Lamato žemę, tai bus pinigai skiriami pagrindinė verslui. Tokių pastatų, kaip dabar jūsų bendruomenės namus remontuojame, bet ten ramučius remontavime, jau bus labai nedaug. 25%. Visi pinigėliai bus pagrindinė verslo kūrimui kaimo vietovėse. Vienai darbo vietą įkurti bus kažkur tai apie 150 tūkstančių litų. Vienai darbo vietą įkurti. Jeigu pateiksite... Dabar mūsų kultūros namai jau aišku pasakė, kaip čia liktai visai tą pusę, arba bendruomenės namai. Dabar jeigu mes pretenduotumėm, ar mes taip tikimės, kad taip pretenduotumėm testinį projektą, kad užbaigtos kultūros namus, ar čia, sakykim, dabar pagal tą naujas strategijas, šiandien tai nelabai? Šiaip tai turėtų būti tada suskirstytas visas projektas į etapus. Bet kiek aš žinau, kad tik tai lieka didžioji salė neremontuojama. O visas kitos patalpos yra atremontuojamos. Šita didžioji salė, kuri bus neremontuota, tai tie galima. Bet kaip atskirą objektą jau. Taip, kaip atskirą objektą taip galima. Šiaip yra taisyklė tokia. Kaip? Bet turi būti kaip atskiras objektas, nes negalima 2 kartus investuoti lėšų į tą patį kvadratą. Jeigu jau gavai tam kvadratui lėšas, kad tu nepilnai galbūt padarėjai, bet jau į tą patį kvadratą tu antrą kartą neinvestuosit, jau tik tai į kitą. Tai salė, kadangi nėra įtraukta į projektą didžioji jūsų, tik tai scena, tai tam salės taip, tada ten taip gali. Ateityje. Kiek kainuoja seniūnijas? Matot, mes seniūnijas, kodėl jūs sakot, kad pakanka? Mes dar neįsegėm tos seniūnijų. Mes nenorim tos seniūnijų. Nu tai jūs tada pasakykit per apklausą, kuris dabar čia sakė. Būsam, o tam yra organizuojama apklausą. Tam ir yra, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo vardą. Bet jūs sakėt, kad apklausą, kaip nebus, tai jūs balsuosit, taryba nutars, taip ir bus. Tai yra patariamąjų pobūdžio. Patariamąjų pobūdžio. Juk iš kur ta taryba? Tai susikurs. Pagal vietos, klausykit. Įsiklausykit, ką pasakysiu. Pagal vietos savivaldos įstatymą tarybos narių negali įpareigoti balsuojant vietos savivaldos klausimais. Jis gali analizuoti tą situaciją, jis gali vadovautis tą apklausą, tai jam yra padės apsispręsti galbūt tarybos nariams.
Bet jiem pasakyti tarybos nariui, kad tu būtinai turi taip daryti, nes pasisakė taip, negali, taip nebe savivalda. Prašom. Aš norėčiau dabar, jūs dabar sakot apklausą, tik apklausą. Kodėl nėra finansinių ekonominės analizės nėra? Ar būtina, ar nebūtina ta savivaldybė? Ar jį pateisė, nepateisė, nėra tokio sprendimo. O arklys pastatomas prieš vežimą. Kodėl taip daroma? Tai dabar jeigu aš jums pasakysiu, kad kainuos, tarkim, 100 000 šitos seniūnijos kasmetinis išlaikymus. Tarkim, ne? Palauk. Nu gerai, ir ką tai dabar jums, ponas, ką tavo tie skaičiai? 50. Nu ką tas 100 000 kainuos? Man rodo, kad čia nesąmonė. Tai dabar čia išeina visą šilutį nupirkti. Kiek metų galėjai? Nuo gimimo. Nuo gimimo, ne? Taip. Aš 30 metų. Aš nuo gimimo. Štai tu man paaiškink, kas pasikeitė per 30 metų? Tu nuo gimim gyveni, aš 30 metų. Aš nieko nematau čia pasikeitusi. A nieko nematom? Vas! Nu ir kas... Klausykit. Kas pagražina jūs tą... Kas trukdo jums gražinti vilkyčius? Kas trukdo? Nu, tokie tu. Pavyzdžiui, aš noriu būtų šaligatvį išpuošti. A tu dėl šaligatvį? Aš Taip, pošau, rašykit projektus, rašykit projektus. Rašykit projektus. O kodėl aš turiu rašyti? Projektus rašykit. Žinai, palauk. Dar pasakysiu. Važiavai į Kintus, ne autobus. Reikia tave, šitą, tuos skeptikus surinkti ir nuvežti į Kintus. Parodyti, kaip Kintai susitvarkė. Gėda. Ačiū, neužsipykit. Pagalvok. Gėda. Pritarėm praeitą kartą, kad lyg tai bus, nu, aš noriu pasakyti, Remigijau, daug man atrodo, kad čia visi nori. Tikrai, kaip sako, kultūros centrai sutvarkyta, bendruomenių centra. Nu ir mums reikia, ar ko mes skiriamės dabar, jau mes galim sakyti, kad ir paskutiniai, čiut ne paskutiniai, tuos vilkyčius esame atsilikę. Nu, gal mažiau kiek tai dėmesį kreipti. Nu dabar patys priešsavęs naujo prieštarau. Aš nežinau, Remigijau, kur tu taip nusistačia, gal kiti nepatį. Man, pavyzdžiui, netraukia. Aš skaitau, kad čia ir daug kiekvienam kaime seniūnijai įsisteigti. Nu, niekas nenorės, jeigu nebalsuoja, nes ir aš. Nu, aš manau, kad čia yra neprotinga. Nu, jeigu valdžia naują išrinks, kad jie prabalsuos, kaip ten netvirtins, dar mes neįsteigėm, kaip sakant. Sau daryti blogą. Teisinga, kadangi gyvenime vilkyčių šiek tiek gerai, kad žmonės pas, bet dar ir daug ką galim padaryti ir daug kiek programos įvykdyti. Ir gražiau padaryti galim. Teisinga, ir tie šaligatviai ir dar kas besibūtinė reikalai žmonėms. Nieko čia blogo nebūtų. Patalpų, be abejo, gal. O dar šauki, vat ir Matunėn sakė, nėra pašto. Paštas tai dingo. Žmonės neturi, kur sakė, važiuok, saugas, reikia štorti, be jokios pasaulios bendruomenės panaikina paštą. Jeigu yra bažnyčia, vadinasi, esam arčiau Dievo. Jeigu turėtumėm savo seniūniją, būtumėm arčiau jos. Neturim, tikrai man keista, kad mano artimai pažįstami žmonės neįsigilinot visiškai, kas tai yra seniūnija. Jūs pažiūrėkit užkaborius po Lietuvą ir pažiūrėkit, kur yra seniūnija, kaip ten gyvena. Kaip ten yra gatvės, kokius ten vyksta šventės. O jūs čia tik patys. Nieko daugiau. Bet ir dėl to ir vaikai dabar mokykloje tokie yra, kad nebėra susikalbėti. Tokį pasiūlymą, kad kiekvienam kaime seniūnija būtų. Taip, kad pasakykim. Gal padarykim taip, kad kiekvienam kaime. Pone, jūs sakot, kad kiekvienam kaime. Jeigu pažiūrėsim Austrijos variantą, tai praktiškai Austrijoje, kur yra 2000 gyventojų, ten ir yra seniūnija. Reikia dar gyventi iki Austrijos. Tai mes ir norim tą pasiekti. Aš tik noriu... Jeigu tokiu tempu mes čia gyvensim, tikrai nedagyvensim, kaip vilkyčius gyventum. Gundulai, šilininkai, Aisiena ir visi. Kas per 25 nepriklausomybės metus, kai buvo atsargų seniūnijoje, pasikeitė?
Apie tai, kaip pasikeitė Kintų seniūnyje, jums papasakos Kintų seniūnas. Ir ar tai verta daryti, jūs paklausykit žmogaus, kuris iš tikrųjų patyrė ir žino, ką tai reiškia. O ne tarpusavį ginčykitės. Aš suprantu, moteris, kad jūs esat užvestos ir kažkieno tai pareigą atlieka. Bet tam, kad vesti destrukciją, pirmoji eilėje reikia nors truputį susipažinti su įstatyminė baze, kas tai yra seniūnyje, ką jinai duoda naudos, kas bus. Kiek man reikia į seniūniją nuvažiuoti? 2 kartus. 2 kartus metus. Man, palaukit, ponė. Man reikalinga seniūnija. Aš labai tokia, kažkaip nejaukiai jaučiuosi. Aš pilnai tikiu, kad kiekvienas skirtingas žmogus gali turėti savo nuomonę ir priešingą nuomonę gali taipogi turėti. Bet gerbti viens kitą išklausyti. Paprasčiausiai reikia, mes bereikalingai jėgas mėtum pykčiui kažkokiam. Tikrai su manim galite nesutikti, galite prieštarauti, su ponia galite nesutikti, prieštarauti, jūs taip pat galite nesutikti, prieštarauti, bet kiekvienas, ir labai gerai, kad kiekvienas išsako savo nuomonę, bet sprendimą reikės priimti bendrą. O kada ateisite į apklausas ir išsakysite savo valią, tai yra tokia galimybė. O kaip sakė, kaip gyventojai seniūnas, prašom. Dar palaukit, ponas seniūnas, dar meras. Aš tai tokį vieną, čia tokį tik informaciją. Jeigu jūs būsit, tarkim, jeigu būsit Rikyčio seniūnyje, tai jūs nebūsite galbūt, kaip čia, kraštutinė seniūnyje. Nes mes gavom iš Priekulės iniciatyvinės grupės raštą, kuri nori jungtis prie Šilutės savivaldybės. Priekulės seniūnyje. Aišku, dabar neturėjome laiko, kada užsiimti, nebuvau sutikęs nei Klaipėdos mero, nei Kretingos mero, Klaipėdos rajono mero. Bet toks įdomus, toks noras pageidavimas, jie su savo motyvais išdėstė, kodėl jie nori Priekulė jungtis prie Šilutės savivaldybės. Bet aš manau, čia dar irgi ateityje tų diskusijų dar bus ir to. Aš irgi labai trumpai Vilkyčiuose gyvenu, gal apie 10 metų tik tai. Nepažįstu to, pavardžių iš viso nežinau. Ir dabar man toks klausimas kilo iš tikrųjų, ar jūs iš tikrųjų nenorit seniūnijos, ar tiesiog žmonės nenori, kai dabar rašė laikraščiuose pono Gudžiūno, ar ten, man įdomu, kas, pasakykit, nes, pavyzdžiui, laikraščiai žiniasklaida, apie ką dabar eskaluojama. Pasakykit, tai kas vis dėlto, ar seniūnija jums svarbiau, ar kas tenais žmonės kažkokie? Aš galiu atsakyti, jeigu noriu. Man visai vienodai iš tikrųjų kas, gal ir jūs kurkit, jūs. Man svarbu yra seniūnija. Aš jums atsakysiu dėl ko. Atsakysiu visiems atsakysiu, ne tik jums, bet visiems atsakysiu. Dėl ko? Atsakysiu dėl ko. Visiems atsakau. Dėl ko? Dėl to, kad aš tai ypatingai Gudžiūną pažįstu. Labai. O aš jo nepažįstu visą. Tai klausykit. Aš jums pasakau. Jo projektas buvo. Įsteigti seniūniją, senelių globos. Klausykit. Nori pertų, klausykit. Ir dar ką tai trečią darai. Ai, savo kelią įsiasfaltuoti. Ta žvyrą. Buvo tau trys klausimai. Pirma, ta žvyrą, dėl žvyro, tai Urbanas užtaparino. O dėl to seniūnės, tai tavo reikia. Tavo seniūnės. Kam jos reikia? Reikia dėl to, kad reikia Gudžiūnui, daug turi žemių, daug turi. Budrys daug žemių turi. Daug, kuriem reikia pakelės apipjauti. Tai suprantate, apiplaukia. Kaip? Mano vaikai mažai auga. Tegu auga. Tegul auga. Tai geriau, kad pakelės bus nupjautas tiem vaikam, o tai gal blogiau. Tai bus viešas interesas su privačiu sumaišymas. Suprant, ką tas reiškia. Reikia patiems apsipjauti. Geriau tegul apžiūrėt pakelės. Remigijau, pats ką tik pasakėjai. Jam atsisėskite. Aš tik tai, jeigu noriu, galiu priminti jūsų truputį istoriją. Kad pirmą kartą bandymas pasteigti seniūniją, dar nei aš gyvenau ponė, nei jūs gyvenote čia. Čia dar buvo ponas Darius Vilius, kuris buvo iniciatorius kartu su bendruomenė Viltim steigti šį čia seniūniją. Tai va, tai kalba yra tai, kodėl tada ponas Vilius pritarė, o dabar jeigu ne jo ir nepadarė to, ką turėjo padaryti tada, ne pagal teisinę sistemą darė, ir buvo tik tai taip spontaniškai, kad aš viską galiu, bet nieko iki galo taip ir nepadaro, tai vat ir gaunasi tokie dalykai. Kadangi šitą iniciatyvinę grupę nuėjo.
Atsiprašau dabar, o dabar noriu suteikti žodį Kintų seniūnui, ponui Antanui. Labą vakarą. Iš tikrųjų smagu Jūs matyti, kad tokį vėlų vakarą suradot noro pabendrauti, pasišnekėti. Nereiktų tų emocijų, kurios čia pilasi. Iš tikrųjų visi sprendimai priklauso nuo Jūsų. Ir jeigu būsit kaip ta šluota laužoma po vieną ražą, Jūs niekada nepasieksit, kad būtų ir šaligatviai sutvarkyti. Ar Jūs būsit prie saugų seniūnijos, ar Jūs būsit atskira seniūnija, iš tikrųjų niekas nekeičia. Priklauso dalis nuo Jūsų pačių, nuo Jūsų lūkesčių. Vadovas, sakykime, dirbo, sakykime, sauguose, galbūt turėsi savo seniūniją, dirbs čia. Ir jis vienas nepaveš to vežimo, jeigu Jūs kaišit kiekvieną dieną į ratus, o nepadėsit. Jeigu grįžtant prie Kintų, sakykime, koks variantas buvo, tai va, gerbiamas Liutkus jau šiek tiek istoriją paminėjo, tai situacija iš tikrųjų pas mus buvo blogesnė, negu kad Jūs dabar turit. Ir paprastai žmogui, kada skauda, kada rūpi, jis jau galvoja ne tik asmeniškai apie save, bet galvoja apie kaimyną, kad ir jam yra blogai. Nėra tokia bloga situacija pas Jūsų, kaip yra piešiama. Aš kiek susipažinęs ir kiek dažnai esu buvęs ir pusę iš Jūsų čia vos nepažįstu. Tai nepriimkit taip už komplimentą, bet iš tikrųjų tokia yra situacija. Mes gyvenam už 25-30 km, nuo Ventės visas 40 buvo iki rajono centro ir jeigu reikia kažkokią paslaugėlę, atvažiuoti pas gerbiamą Liutkų į saugus, buvo labai nepatogu. Jūs gyvenate prie geresnio kelio, nesakau, kad prie gero, jis yra blogas irgi. Avaringumas didžiausias, duobės taip pat nemažos yra. Bet prie duobės paprastai priprantama. Priprantama ir prie to, kad nėra to šaligatvio. Ir tik tais nuo iniciatyvos, nuo žmonių susitelkimo galima pradėti galvoti, ieškoti sprendimų, įtakoti valdžios priimtus sprendimus. Lėšos iš tikrųjų ateina į saugų seniūniją ir pagal teritoriją, ir pagal gyventojų skaičių. Ir galbūt, bet aš tikiuosi, gal būsiu klystantis, nes iš tikrųjų tos situacijos tikros nežinau, vis tik daugiau tų lėšų nubirėdavo turbūt sauga. Tai nesupyksta tegu saugiškai, jeigu jie čia sėdi už tą repliką, bet tą patį daryčiau ir aš, jeigu aš gyvenčiau sauguose. Jeigu aš dabar gyvenu Kintuose, tai aš stengiuosi tempti tą vežimą arčiau namų, ieškoti sprendimų ir taikyti žmonės. Mes turėjom iš pradžių tik vieną bendruomenę, bet aš pats iniciatyvą rodžiau, kad yra per didelė. Nepavežam mes to vežimo. Reikia pagal gyvenseną, pagal atskirus kaimus, ieškoti aktyvių žmonių, tegul ir gudžiūnas, kuris ten blogas ar geras, tegul įimas iniciatyvą ir pilna atsakomybė. Reikia to, nes norėti visi galbūt norim gerai gyventi, bet suprantam, kad norint vaikui duoti, reikia iš jo ir pareikalauti, nes išaugs iš jo nebe vaikas, o velnė, žinot. Jūs turit felčerinę, ambulatoriją, kažką turite. Tai aš galėčiau pasakyti, jeigu bus seniūnas geras psichologas, pusė moteriškių vyresnio amžiaus pas daktarą nevaikščios, jūs ateisit pas seniūną, įsipasakot savo bėdas ir užmiršę, kad jau sergat, eisit namo. Aš jums tokių pavyzdžių galiu pavardėm paminėti, kurie išeina su šypsena ir patenkinti, nes iš tikrųjų, kaip kartais reikia įsipasakoti, įsikalbėti ir nelaikyti piktumo, ką aš jaučiu dabar, o šitoje salėje, nelaikyti piktumo vienas prieš kitą. Iš tikrųjų būna, kad įžeidžiam, ne šventasis aš. Ir jūs negėvoja, sakykite, bet esame visi kūriniai tokie, kad turim sutilpti po saulę. Galbūt, sakau, reikia pasibarti. Kartais nesupranta žmogus iš pirmo karto, bet įtikinti. Paškauskas labai teisingai sako, reikia kalbėtis. Aš, pavyzdžiui, nepritariu šitam tonui, kas buvo daroma pačioj pradžioj, kad kalbėsim tik po vieną klausimą, dar kažką. Nes šiandien turime iki išnaktų laiko, galim sėdėti iki... Jeigu reikia, aš irgi savo laiką paukuosiu, bet šnekėkimės tiek, kiek reikia. Demagogijos nereikia pilstyti. Bet normalios, sakykime, nuomonės įsakyti galbūt reikia. 3, kurios yra šičia. Tai yra Viltis, yra Brunono ir Veiviržos slėnis. Tai paskutiniam pasitarime visų 3 bendruomenių buvo toksai sprendimas, ko reikėtų dar Vilkyčiam ir aplinkiniam kaimam. Nežinau, ar jūs tam pritarsit ar nepritarsit, bet tikiuosi, kad tai pritarsit, kad Vilkyčiuose būtų steigiamas dienos centras. Užimtumo. Vienas dalykas. Antras, tai būtų, tas centras užimtų ne tik vaikus,
kurie pamokinėje veikloje dalyvauja, bet tai būtų centras ir suaugusiems, ir senioram, tokio centro steigimas. Vienas toksai, greičiausiai, jeigu viskas išeis, jeigu kiek suprantu, čia reikės dar derinti šitą klausimą su savivaldybės administracija, kaip įsteigti, tokias patalpas galima atrasti mokykloje. Ponas Ričardas gali trumpiau paaiškinti, kad čia mokykloje yra Rusija, kaip čia yra. Mes buvom kalbėję su direktorė, kad yra tokia galimybė. Bet apie tai tik tai projektas kol kas yra paruoštas. Va. Jeigu jūs pritarėte, kad nesakytų, kad jūs negirdėjote ir nežinote. Yra dar kai kurie projektai ruošiami, apie tai irgi būsit informuoti, kaip visi bus apkalbėti ir apspręsti, kaip sakė Kintų seniūnas, kol pirmoje eilėje 3 bendruomenės surės vieną bendrą kalbą ir galės išnešti visų kaimų gyventojams viešam svarstymui. O dabar tik tai norėčiau paprašyti, kaip kalbėjo ir meras, ir administracijos direktoriaus pavaduotojas, irgi Kintų seniūnas, nelaikykim vienas ant kito pykčio, į vienas į kitą žiūrėkim nuoširdžiai, vienas kitam šypsokimės, tada gyventi bus lengviau. Ir dar norėsime kalbėti, aš noriu kitais atsisveikinti su visa bendruomenė. Aš manau, kad jūs ta apklausa įvyks ir mes žinosim rezultatus. Mes dar ne kartą susirinksim pakalbėti apie tą seniūniją, kaip darom, kaip toliau. Ir aš manau, kad mes visi būsim patenkinti apie vieno, apie kitų sprendimų. Kadangi laukia dar viena bendruomenė, kuri pasidžiauja nuo 7, tai aš žadėjau važiuoti, tai aš labai atsiprašau ir gero pokalbio toliau.